Pradžioje nebuvo nieko, išskyrus Dievą. Jis ten nuo pat pradžių, kur niekas negali pasiekti. Pirmiausia, jis sukūrė savo arš, kuris yra visų sukurtų dalykų lubos, įskaitant viską, kas yra po žemę, ir visa, kas egzistuoja tarp jos ir aršo. Jis sukūrė dangų ir žemės per 6 dienas, o jo aršas buvo virš vandens. Kol jo aršas buvo virš vandens, Dievas nustatė kūrinijos matmenis 50 000 metų prieš sukūręs dangų ir žemės. Kai kurie žmonės paklausė Mahometo, sallallahu alaihi wa sallam, kas yra pirmasis Dievo kūrinys. Jis pasakė, pirmiausia nebuvo nieko, išskyrus Dievą, tada jis sukūrė savo aršą, jo aršas buvo virš vandens. Arš buvo sukurtas iš raudono rubino, o atstumas tarp jo dviejų pusių truktų 50 000 metų. Arš turi kojas, kurias nešioja angelai. Ir tada jis pakilo virš aršo, tikrai taip, kaip tinka jo didenybei. Tada jis sukūrė pirmąjį dalyką savo kūriniams, tai buvo jo rašiklis. Tada jis pasakė jai, rašyk, ir tą pačią valandą buvo surašyta visa, kas įvyks iki prisikėlimo dienos. Tada jis viską parašė likime ir sukūrė dangų bei žemės. Visagalis Dievas yra visko kūrėjas ir yra aukščiau už viską reikalų tvarkytojas. Per jį viskas sukurta, be jo nebuvo sukurta nieko, kas buvo sukurta. Angelai ir dvasios pakyla pas jį per dieną, kurios ilgis yra 50 000 metų. Kad atstumas tarp aršo ir 7-osios žemės truktų 50 000 metų, o jo plotis taip pat yra 50 000 metų. Tie angelai, kurie nešioja Dievo arš ir aplinkiniai šlovina savo vienintelio viešpaties šlovę ir tiki juo bei prašo atleidimo tiems, kurie tiki. Tiems, kurie sako, niekas neturi teisės būti garbinamas, išskyrus Dievą, didįjį, pakantiausią, niekas neturi teisės būti garbinamas, išskyrus Dievą, kilmingojo aršo Dievą. Išskyrus Dievą, dangaus Dievą ir žemių Dievą, kilmingojo aršo Dievą. Dievas, kuris negimė ir negali mirti, niekas negali pagimdyti Dievo ir net niekas negali jam pakenkti. Jis yra mūsų kūrėjas, tavo, mano, tie pranašai, tos pranašų motinos, mes visi, ši žemė, tie augalai, tie kalnai, tos žvaigždės, visa galaktika ir viskas, kas joje. Jis yra mūsų viešpats, visagalis, jis stebi mus dabar, jis klauso to, jis žino, kas yra tavo širdyje, kas vyksta, ką tu galvoji, jis žino viską nuo pradžių ir kas po tavo mirties. Mahometas, sallallahu alaihi wa sallam, sakė, vienas iš visagalio viešpaties angelų, nešiojančių Dievo aršą, kad atstumas tarp jo ausies spenelio ir peties yra 700 metų kelionė. Atstumas lyg paukštis, skrendantis 700 metų. Ir jo kursi tęsiasi virš dangaus ir žemių, ir jis nejaučia nuovargio juos saugodamas, ir jis yra aukščiausiasis, didžiausias. Kursi yra virš mūsų visos kūrinijos, o arš yra virš kursi yra viešpaties pakojis, o arš yra sostas, kurį neša angelai ir arš yra didžiausias Dievo kūrinys. Muhamedas, sallallahu alaihi wa sallam, sakė, kursi, palyginti su arš, yra nedaugiau kaip geležies žiedas, įmestas į atvirą dykumą žemėje. Kursi yra pakojis ir niekas negali tinkamai apskaičiuoti arš, išskyrus Dievą visagalį. Ir niekas negali paaiškinti Dievo dydžio, jo išvaizdą, jo balsas ir tei. Net neįsivaizduoja. Prašau sugrįžti pas jį, melstis jam, daryti gerus darbus prieš laikus, kai kurie žmonės tiki, kad tai parašyta mūsų rankose, o kai kurie gali tai perskaityti, bet tai yra didelė klaida, niekas nežino, kas parašyta Dievo. Ir nemanykite, kad Dievas yra visur arba kad jis yra mūsų širdyse, tai yra klaidingas įsitikinimas, tai didžiulė klaida, jis yra aukščiau aršo, jo galia ir žinios yra visur, bet jis pats neteina. Žemė.
bent jau jis kiekvieną paskutinę nakties valandą nusileidžia į žemiausią dangų ir sako, kas šaukėsi manęs, kad aš jam atsiliepčiau. Kas iš manęs ko nors prašo, kad galėčiau jam duoti. Kas ieško mano atleidimo, kad aš jam atleisčiau. Taigi atgailaukite, prašykite viešpaties atleidimo, neikite prie netikrų dievų ir netikrų žmonių. Eikite į tikrąjį kelią, darykite gerus darbus, jis jums atleis. Muhamedas, sallallahu alaihi wa sallam, sakė. Dievas sukūrė gailestingumą iš 100 dalių ir pasiliko su savimi 99 dalis ir nusiuntė į žemę tik vieną gailestingumo dalį ir dėl šios tik vienos dalies yra abipusė meilė tarp visos žemės kūrinijos. Todėl gyvūnas pakelia kanopą nuo jauniklio, bijodamas, kad gali jam pakenkti. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي